kaip ir dažną lietuvį palietė šis skaudus koordinuotas teroro išpuolis Paryžiuje, kurio metu arti 200 šeimų neteko savo artimųjų. Ir šiandieną man labai džiugu, kad tauragiškiai taip pat įrodė mums ne tas pats, kas vyksta pasaulyje. Mes šiandieną čia susirinkome gausus būrys, uždegdami žvakutes pagerbėme išėjusiuosius ir suvienijame savo jėgas, suvienijame savo mintis. Ir be galo džiugu matyti, kad Tauragė gali būti tokia vieninga. Užuojauta Prancūzijai ir kitom Europos valstybėm. Iš tiesų, Europos piliečiai šiandien po niekšingo ir beprasmio teroro akto žuvo. Tai užuojautas tom valstybėm ir tų piliečių artimiesiem. Lietuva tame tarpe ir visos Europos valstybės savo požiūrį į migrantus, į saugumą turės peržiūrėti, tai aš manau tikrai. Kaip bebūtų, bet šiandien turim visi Europos piliečiai didžiulį randą kažkur tai, kad daugiau tų randų nebūtų, turėsim, aš manau, keistis. Parodyk, koks yra trapus mūsų visų gyvenimas. Ir nesvarbu, kur tu gyveni. Paryžiuje, Utenoj ar Helsinkė. Aš noriu, kad mes dar labiau mylėtume vienas kitą, dar labiau gerbtume vienas kitą. Ir kad kiekvieną vakarą, nuėję miegoti, mes pabučiuotumėm savo artimą, pasišnekučiuotumėm su juo. Kad kiekvieną vakarą nuėję miegoti, mes nesigailėtumėm, kad kažko su juo nepadarėme, nenuveikėme. Ačiū Jums, mylėjai, dar kartą.